Sveiki, šiandien keliausime atšiaurėje, tačiau labai įdomaus kraštovaizdžio saloje, Fuerteventuroje. Sala yra viena iš Kanarų salų, kuri susiformavo dėl vulkaninės veiklos. Lankysimės gražiausiose salos paplūdimiuose, o pietums ruošiu įspūdingiausias jūrų gėrybės, pagautas supančiuose vandenyse. Na, turėtų būti labai skanu. O, viena kaip tik ir atsidarė. Labas. Tad pasilikite su manim, spustelkite like ir žiūrim. Šiandien važiuoju labai įdomiu keliu per kalnus. Pasižiūrėkite, kaip vingiuoja. Ir sustoju apžvalginėse aikštelėse. Pasigrožėti šiais labai įdomiais vaizdais. Norėdamas atvykti į Fuerteventurą, vykau į Lenkiją. Skrydžiai iš Varšuvos oro uostų yra tiesioginiai ir geromis kainomis. Lenkai šaunuoliai nuo pat Lietuvos sienos yra įsirengę puikią autostradą, tad nuvykti tikrai lengva ir patogu. Lietuvių šioje vietoje pagirti negaliu, kelias prastas. Nesinori, kad Europa baigtųsi ties Lietuvos pasieniu. Na, bet kokiu atveju jau esu Fuerteventuroje ir keliausiu šioje saloje. Pirma mintis atvykus į salą, kaip čia viskas ruda. Kraštovaizdį čia daugiausiai sudaro sausos vulkaninės lygumos, kalvos ir dykumų plotai. Dėl labai mažo kritulių kiekio, vos apie 150 mm per metus, čia beveik nėra tankios augalijos, todėl sala dažnai primena Marso ar Mėnulio paviršių. Važiuoju per kalnus ir sustoju apžvalginėje vietelėje. Ir ši vietelė ne šiaip kokia, jie labai gerai matosi žvaigždės, netgi žmonės naktį atvyksta pažiūrėti. Ir nuo senų senovės netgi aborigenai čia užsilipdavo ant kalno stebėti žvaigždžių. Fuerteventura yra netgi išleisti įstatymai, kad netrukdyti stebėti žvaigždžių, neapšvietinėti šio regiono ir vietovės. Dėl mažo kritulių kiekio sala neturi upių, o lietus dažniausiai pasiekia tik šiaurinės Kanarų salas, paliekant Fuerteventurą sausą ir rudą. Fuerteventura yra viena seniausių Kanarų salų, susiformavusi prieš daugiau nei 20 milijonų metų dėl stiprios vulkaninės veiklos. Per milijonus metų lietus ir vėjas nugludino lavos laukus, palikdamas rudai gelsvas, raudonas ir pilkas kalvas bei uolienas. Jaukusis Betankurijos miestelis, nedidukas įsikūręs tarp rudųjų kalnų ir pagrindinis objektas yra didžioji bažnyčia. Na, kaip ir visur Ispanijoje, labai daug bažnyčių kaimuose, bet visos labai jaukios, gražios, nedidukės. Betankurija – tai seniausias ir istoriškai svarbiausias miestelis saloje, įsikūręs vaizdingoje žalioje slėnio vietovėje. Ši vieta žavi kolonijinę architektūrą, ramybę ir nuostabiais kraštovaizdžiais, visiškai priešingais sausringoms ir vėjuotoms pakrantėms. Įkurtas 1400 metais normandų tyrinėtoja Jean de Béthuchert, Betankurija buvo pirmoji Kanarų salų sostinė. Ji buvo pasirinkta dėl savo strateginės vietos, apsupta kalnų, todėl buvo lengviau apsisaugoti nuo piratų antpolių. Šiandien Betankurija yra nedidelis, bet išskirtinai žavus kaimelis, išlaikęs savo istorinį paveldą. Sustau viename iš viewpointų pasigrožėti Fuerteventuros vaizdais. Na, atsiveria tikrai įdomios vietovės, su kalnais, ugnikalniais ir baltais miesteliais rudoje teritorijoje. Važiuoju link labiausiai į vakarus nutolusio Fuerteventuros taško. Jūra čia atšiauri, o vėjas labai stiprus. Pakrantėje čia jau nebepagulėsi. Beje, žinote, ką reiškia Fuerteventura? Fuerte reiškia stiprus, o Ventura – vėjas. Taigi šis pavadinimas puikiai atspindi salos gamtą, nes Fuerteventura garsėja stipriais vėjais. Senovėje sala buvo vadinama Erbanija arba Planarija dėl savo lygaus ir sausaus kraštovaizdžio. Manoma, kad pavadinimą Fuerteventura jai 15 amžiuje suteikė Ispanijos konkistadorai. Na, išties piktos vakarinės pakrantės Fuerteventuros, kuomet stiprus vėjas ir bangos galingas. Bet iš tikrųjų pasižiūrėti labai įdomu, tokia meditacija žiūrėti į lūkštančias bangas. Važiuoju pietvakarinėje Fuerteventuros dalyje. Na, kelias nėra labai geras, matote vingių automobiliai žvyrkeliu, neasfaltuoto keliu, bet vaizdai pakankamai unikalūs. Gražu.
Vėjas tai labai stiprus šioje vietoje. Na, matosi, daug smėlio pripustyta, aukštos bangos. Na, labai vėjota vietovė, iš tikrųjų labai gražu, tačiau vėjas sukuria diskomfortą. Na, tikiuosi kitomis dienomis vėjas bus silpnesnis, galėsiu ir su dronu paskraidyti kitose vietovėse. Na, Fuerteventura tikrai vėjo sala. Joje daugybė vėjo malūnų, vėjo jėgainių, taipogi žmonės kaituoja, plaukia su burlentėmis, įvairiais būdais pasikinko vėją. Tradiciškai vėjo malūnai buvo naudojami ispaniškam gofijo gaminti. Tai yra skrudintų grūdų miltai, būdingi Kanarų virtuviai. Dauguma malūnų pastatyta 18–19 amžiuje, kuomet Fuerteventura, kas keisčiausia, buvo viena pagrindinių Kanarų salų grūdams auginti. Nors sala yra ugnikalnių kilmės ir iškrenta mažai kritulių, tačiau kviečiams derėti tai matomai netrukdo. Karalėjo didmiestis, tai išties nemažas, netgi ir prieplaukų galingas su daug jachtų. Na, daug žmonių ilsisi, geria vyną, alutį, žiūrėdami jūrą, kiti griebia banglentę, burlentę ir keliauja į jūrą mėgautis bangomis. Ispanija yra tikras rojus jūros gėrybių mėgėjams. Pasižiūrėkite, kokie aštunkojai ir kainos geros. Kalmarai, aštunkojai, krevetės, įspūdingos žuvys pagautos vandenyne. Ir labai patogu, kad jie viską išdarinėja, išvalo žuvis ir galima namo prasinešti tik filė. Nereikia nei terliotis namuose virtuvėje, nei po to ją valyti. Gracias. Nusipirkau štai tokį didžiulį 1,5 kilogramo aštunkojai. Ir dar nusižiau įspūdingų didelių kriauklių. Ką tik įdėjau į puodą, virsiu 1 valandą. Na, štai taip atrodo virtas aštunkojas. Viriau 1 valandą. Šiek tiek susitraukė, bet jaučiu, kad gerai išvirė, šiaip labai skaniai kvepia. Dabar susipjaustysim. Atskirai čiuptuvus, karštas, o po to kepsim. Labai gerai pjaunasi. Koks tai gražuolis. Pažiūrėkite. Kaip išviręs. Labai noriu paragauti net nekeptą. Minkštas, skanus. Galima valgyti tiesiog vieną. Tai šiek tiek pasūdžiau vandenį, įdėjau prieskonių, bet kuomet nešaldytas šviežias aštunkojas tik be galo skanus. Pašmatau. Leidžiuosi kopą link El Cotillo miestelio, kuris yra vienas gražiausių saloje. Jame yra puikus balto smėlio paplūdimys su ramiomis lagūnomis. Mano vakaro desertas – nuostabus saulėlydis iš terasos El Cotillo miestelyje. Vaikštinėjus Sotavento paplūdimyje, na, išties ypatingas ir gražus, ir ypatingas to, kad jame formuojasi galingos lagūnos. Nežinau, ten net nesimato galą, bet šiuo metu vyksta atoslūgis. Jūra leidžiasi ir formuojasi štai tokie ežerėliai. Manau, kad už valandos štai ir ten susiformuos dar viena lagūna. Pasigrožėkite iš paukščio skrydžio.
Pervažiavęs per Ruduosius kalnus atvykau į Laguna de Sotavento. Tai viena iš įspūdingiausių ir unikaliausių Fuerteventuros vietų, garsėjanti turkio spalvos vandeniu, smėlio seklumomis ir idealiomis sąlygomis vandens sportui. Ji įsikūrusi pietinėje salos dalyje, šalia Playa de Sotavento paplūdimio. Tai viena iš nedaugelio vietų, kur priklausomai nuo potvynio atsiranda arba išnyksta seklumos, sukuriančios tropinio rojaus efektą. Kartais gali atrodyti, kad vaikštai ant vandens. Sotavento yra burlenčių ir jėgos aitvarų kaitų rojus, kur rengiami net pasaulio čempionato etapai. Dėl pastovaus vėjo ir negilaus vandens čia treniruojasi geriausi atletai. Lagūna yra svarbi vieta jūros gyvybei. Čia dažnai galima pamatyti žuvų būrius, krabus ir net flamingus atoslūgio metu. Šį kartą gaminsiu naują produktą. Atrodo lyg ir paprastas žuvies kepsnys, didesnės žuvies, tačiau tai yra ne žuvis. Tai bus mėlynasis ryklys. Kavinėje nemačiau, kad galėčiau nusipirkti ir paragauti, bet parduotuvėje galima nusipirkti. Greičiausiai pagautas Atlanto vandenyne, iš tikrųjų labai įdomu, koksai skonis. Mėlynasis – tai vidutinio dydžio ryklys, dažniausiai sutinkamas atviroje jūroje Atlanto, Ramiajame ir Indijos vandenynuose. Mėlynieji rykliai dažniausiai užauga iki 3 metrų ilgio. Mėlynojo ryklio mėsa turi didelį šlapalo kiekį, todėl netinkamai apdorojus gali įgauti nemalonų amonijako kvapą. Mėlynieji rykliai gali sukaupti daug sunkiųjų metalų, todėl valgyti reikia saikingai, kad išvengtų per didelio gyvsidabrio suvartojimo. Tekstūra atrodo panašiai žuvies. Balta iškepė pakankamai greitai. Na, kvapą, žinokit, visiškai žuvies nesijaučia. Labai minkšta. Na, įdomu, nepasakyčiau, kad visiškai žuvies, galbūt netgi kaip labai kokio didelio šamo. Nors matau tekstūrą, bet jos nesijaučia burnoje. Šiek tiek gal ir karstelna. Na, iš tikrųjų, ryklio valgyti daug negalima, dėl jame prisikaupusio gyvsidabrio. Gran Tarajal miestelio pakrantė. Pristatyta jachtų nemažai, bet miestelis daugiau vietinis, sakyčiau, labai mažai turistų. Šiuo metu šeštadienis, iš tikrųjų gražu pasižiūrėti, kaip bendrauja ispanai. Laukia didelė eilė prie bandelių, tai visi plepa, bandelės vėluoja, bet niekam net neįdomu, nes visiems labai smagu išeiti pabendrauti. Va, tu ir pasižymi Pietų Europą, bendraujančiai žmonėmis, leidžiančiais laiką lauke. Gran Tarajal nėra masinio turizmo miestas, todėl jis išlaiko autentišką Kanarų kultūrą. Tai yra vieta, kur gyvenimas teka lėtai, o vietiniai gyventojai gyvena ramiai ir pasitinka turistus su atvira širdimi. Miestelė galima patirti tikrą Kanarų gyvenimo būdą, su mažais restoranėliais, kavinėmis ir parduotuvėmis, kurios dažnai parduoda vietinės prekes. Gran Tarajal dažnai organizuoja vietinius festivalius ir šventes, kurios suteikia galimybę susipažinti su Kanarų tradicijomis, muzika, šokiais ir maistu. Gran Tarajal garsėja savo juodų smėlio paplūdimiu, kuris yra idealus vietinis poilsio taškas. Paplūdimys yra platus ir ramus, todėl jis puikiai tinka tiek šeimoms su vaikais, tiek tiems, kurie nori atsipalaiduoti ir pasimėgauti saulę. Vandenynas čia dažnai būna ramesnis, palyginti su kitomis Fuerteventuros pakrantėmis. Labas rytas. Šiandien pirksime kriauklių. Labai gražios, didelės. Šiandien gaminsime štai tokius grožius. Pasižiūrėkite, kokio dydžio kriauklės, didesnės už delną. Na, turėtų būti labai skanu. O, viena kaip tik ir atsidarė. Labas. Na, kol netvarkytos neatrodo labai simpatiškos. Tokias slidžias, gličias. Na, iš tikrųjų sutvarkysiu ir pasikepsiu. Valgytume tokius padarus. Na, va, išsivaliau. Na, dabar pakankamai neblogai atrodo, ne? Gražios, didelės. 4 vienetai kainuoja 5,20 € kažkur tai. Na, už Austrės turbūt kaip ir brangesnės čia, bet visumoje vis tiek nebloga kaina kaip tokių gražių jūros gėrybių. Jūrų šukutės tai jūriniai moliuskai, turbūt vienos brangiausių ir gurmaniškiausių jūros gėrybių. Lietuvoje mačiau, kad kainuoja netgi 60 € už kilogramą. Na,
bet čia Kanarai, todėl privalu paragauti, kai ir kaina gera. Šukutės išsikepiau orkaitėje su sviestu, česnaku ir prieskoniais. Šios jūrų gerybės pasižymi švelnių skonių ir sviestinę tekstūrą. Šukutės randamos visame pasaulyje, dažniausiai smėlėtame jūros dugne arba sekliuose vandenyse. Jos gali plaukti vandeniu, spraksėdamos savo geldelėmis. Įdomus faktas, kad šukutės yra Švento Jokūbo piligrimystės simbolis. Jų kriauklės žymėdavo kelio kryptį į garsųjį Santiago de Compostela Ispanijoje. Na, šios, kurias jau ragauju, nemažos, tačiau didžiausios šukutės gali užaugti net iki 20 cm skersmens. Skonis nuostabus, šiek tiek jaučiasi jūros poskonis, bet tekstūra iš tikro labai minkšta ir primena sviestą. Iš tikrųjų tai viena skaniausių jūros gėrybių. Būtinai paragaukite, jeigu keliausite Kanarų salose. Parėt pakrantę, iš ties labai įdomi vieta, matai, žmonės atvyksta, pačilint, pasižiūrėti jūrą, pailsėti. Kemperiams irgi nebloga vieta pasistatyti, vaizdas į jūrą nuostabus. Šiandien perku didįjį kalmarą, mėginsime jį paruošti, kepsiu keptuvėje. Parduotuvėje mano kalmarą išvalė, matėte kaip gražiai įkišo pardavėją ranką vidun ir išėmė visus vidurius. Nu štai gražiai praskėčiau ir dabar kepsiu ant grilinės keptuvės. Na, grilinti nelabai pavyko, bet iškepiau šią jūrų grožybę. Bandom. Geras. Minkštas. Labai netgi minkštas. Na, žinot, kuomet jūrų gerybės yra šviežios, tai visuomet yra skanios. Tiesiog burnoje tirpsta. Kaip kalmarų sviestukas. Pabandom dar. Čiuptuvų. Šiek tiek netgi primena aštunkoją mažus čiuptuvėlius, bet turėtų būti ypač minkšti. Ir paprasti prieskoniai buvo. Druska, pipirai ir žolelės. Labai geras kalmaras. Vienas jaukiausių Fuerteventuros miestelių Padžera. Na, iš ties labai įdomi bažnyčia, jaukus, apželdintas, čiulba paukščiai, pasivaikščiosiu gatvelėmis. Fuerteventūroje yra daug jaukių miestelių. Vienas iš tokių Pajara. Miestelio pasididžiavimas Nuestra Señora de Regija bažnyčia. Tai 18 amžiuje statyta bažnyčia, garsėjanti išskirtiniu actekų stiliaus fasadu, kurį galima pamatyti tik čia. Manoma, kad jis buvo įkvėptas Lotynų Amerikos kultūros dėl kolonijinių ryšių su Meksika. Nors Fuerteventūra dažnai atrodo sausa ir ruda, Pajara apylinkės turi daugiau augalijos nei daugelis kitų vietų. Čia veši palmių giraitės ir žali slėniai. Štai taip atrodo vietinė Padžera miestelio eglutė. Sumegzta iš gražiausių mezginių ir pasižiūrėkite, kokį plotą reikėjo numegzti. Pakankamai įspūdingai atrodo. Štai taip atrodo aloe vera plantacija Fuerteventūroje. Na, iš tikrųjų, kuo puikiausiai auga ir ugnikalnio alienoje, matyt, yra kažkokių maistingų medžiagų. Bet turbūt ir tręšia belaistydami. O po to vietoje gamina įvairiausius produktus iš jų. Sausas vulkaninis dirvožemis puikiai tinka šiam atspariam augalui – aloe vera. Taipogi augalas mėgsta saulę, o Kanarų salose saulė šviečia vidutiniškai 3000 valandų per metus. Palyginimui pas mus geriausiu atveju šviečia tik pusė tiek. Taigi aloe veros plantacijose galima ne tik susipažinti su šiuo augalu, tačiau iš jos pagamintos priemonės yra vienas pagrindinių lauktuvių ir parvežamų dovanų.
La Oliva miestelis. Na vėlgi pagrindinis objektas yra didžioji gražioji bažnyčia, už jos yra prakartėlė. Taipogi, sakyčiau, netgi maketas, malūnas ir ta pati bažnytėlė. Tik tai jau šį kartą mažesniu masteliu. Ačiū, kad buvote kartu ir pažinote šią stipraus vėjo Kanarų salą. Susitiksime kitą savaitę su naujais vaizdais ir gurmaniškais potyriais. Lauksiu jūsų komentarų, laikų, prenumeratos ir sakau iki.